Negaliu pasakyti, kad šitas kelias buvo labai lengvas. Pirma savaitė turbūt buvo labai sunki. 3 dienas ypatingai pirmas. O visos kitos, tai kaip jau svarstyklės rodė kažkokius rezultatus, tai ir motyvacija stipresnė ir tikrai nebuvo taip sunku. Kaip sesė minėjo, jai sunku buvo, man lengva. Nežinau, vien tik geri pliusai, įsivažiavau į ritmą, pradėjau bent jau kaip minimum 4 kartus per dieną maitintis, tai čia ko nebuvo prieš tai. Nežinau, minusas pradėjo drabužiai didelį darytis, tai va čia yra baisu. Spintą reikės labai rimtai peržvelgti ir investuoti. Nežinau kaip broliui, bet man tai buvo ypatingai, kai važiuodavom nusimatuoti draugai į kliniką, tai visą laiką paimdavau lapus ir lygindavau, velnias, galvoju, daugiau brolis, tai reikia pasistengti labiau. Man tikrai buvo tas. Man tai nebuvo to. Aš ir taip žinojau, kad aš geriau padarysiu. Pas mane pusryčiuose bus kiekvieni pusryčiai gėrimas, koks šokoladinis kokteilis ar kažkas panašaus, tai tikrai. Ar rekomenduočiau? Tikrai taip. Jeigu kažkas sako, kad neveikia, tai manau, pradžiai pabando, paskiau komentuoja. Nes pas mus juk įprasta, nepabandžius geriau pakomentuoti neigiamai, negu įsitikinti, kad veikia kažkas. Tikrai nesitikėjau, kad ir skanu bus, ir labai gerai jaučiausi, jokių problemų nebuvo ir tikrai ateityje derinsiu taip pat su šitais produktais visą savo mitybą. Šitas 3 savaitės čia buvo tik tai įžanga, apie 10 kg numestų, o toliau dar turiu savo labai daug tikslų. Pas mane tai nepilnai 10, nors sakyčiau, manau, kad 10, bet lengvai bus -5 ir bus pakaks, man atrodo, bus pats tas. Mano sužadėtinis tikrai pastebėjo šitus pokyčius, mato kaip suknelės laisvėja, palaiko labai ir motyvuoja nepaleisti visko, siekti toliau savo tikslų. Ir spėju mintyse galvoja, kiek jam kainuos atnaujinti garderobą.